Gerą dieną visiems, ponios ir ponai. Šiandien pradedam nuo ukrainiečių komandos. Jie čia turi savo atranką šiandien. Neblogai čia jiems sekasi, jau 15 meknė ištraukė ir jos visos tokios gerokai paaugusios. Tai šiandien specialiai pradėjau nuo ukrainiečių, kadangi jie yra vieni iš favoritų šio čempionato. Aišku, didžiausi favoritai tai yra lietuviai. Mano akim žiūrint, jeigu taip šnekėt apie trejetukai, tai būtų, aš manyčiau, lietuviai, ukrainiečiai ir galvoju latviai. Nu, bet čia mano asmeninė nuomonė. O ten, matėt, ištraukė dar vieną, jau 16 meknė nuo varžybų, jau varžybėlių šitų pradžios. Stiprus yra ukrainiečių sportininkai, visi šitą žinom. Pas ukrainiečius matom norvegų komandos treneris, stebi ukrainiečius. Visi jį puikiai pažįstam, Linas yra lietuvis, jis treniruoja norvegų rinktinę. Ir matom dar ir ten va rūko cigaretę. Latvijas irgi stebi, kaip ukrainiečiai gaudo, kaip jaukina, kaip juda. Šiandien oras panašus kaip ir vakar temperatūra, tik tai vėjas ženkliai didesnis. Stiprus vėjas pučia, bet tas vėjas nėra šaltas, tik tiek, kad aišku, pučia valus, sunku yra išmest tą meškerėlę, painiojasi. Sudėtingesnis truputį oro sąlygos, kai buvo vakar. Judam toliau, ten arčiau linijos, matau, yra du ukrainiečiai, pažiūrėsim, kaip jie ten gaudo. Nedidelis kojytės, bet čia veiksmas pas juos yra. Yra žuvis ir jinai kimba. Dar vieną meknę ištraukė. Ten tolumoj. Ukrainiečių sportininkas jau 16. Tai čia svoriai bus šitam sektoriui neblogi. O čia va ešeriukai. Ešeriukai ir kojytės. O čia dar, tuoj mes pafilmuosim. Šalia yra. Kažką traukia. Kažką traukia didesnį. Opa. Dar viena meknė. Kilogramą šitai mekniai tikrai yra. Panašiai apie kilogramą. Didelė žuvė, nebus kilogramų, bet netoli. Didelė graži žuvis. Ir čia smagiai jiems einasi. Smagu žiūrėti, kaip dirba ukrainiečiai. Tikrai visi stengiasi, juda po tą sektorių greitai. Kas liečia mūsų vyrus, tai jie treniruojasi ten toliau, vėliau aš nueisiu ir iki jų būtinai. Vakar buvo
Antra diena mūsų rinktinės. Treniruotė buvo gavę vyrai užduotis nuo trenerių. Vakare vyko aptarimas. Iš tikrųjų neblogai mums pavyko, aišku, daug neatsakytų klausimų, bet kai kas jau pavyko ir vakai, tai iš tikrųjų ir treneriai, ir sportininkai patenkinti, nusiteikę kovingai. Šiandien vėl gavo visi užduotis ir dabar jau jie irgi juda sektoriuose, paskui aš jums juos parodysiu, kaip ten jiems sekasi. Vėjas stiprus pučia. Tikiuosi jums garsas geras, labai nešvilpia tas vėjas. Dar prieš šitą sportininko. Čia žuvis nėra didelė, bet jos yra daug iš tikrųjų. Aštuoniesiai, čia matau, varžybauja šiandien. Pravedimą dažniau, kiek teko pastebėti, ukrainiečiai daro iš viršaus į apačią, neagresyvūs tokie judesiai, su pauzėm. Opa, po dešinę mano buvo, va, matot, kaip beveik stačiai meškerėlę paėmęs ir tokie, buvo kibimas, nepakirto ir tokie trumpi judesiukai, tokie, kaip įsivaizduokit bado sadatą. O dabar kelią, nelaiko, nuleido iki dugno, o kelią irgi tokie judesiukai, labai vėl buvo kibimas. Pakirto. Yra čia ir mažų pukšliukų, kurie, iš tikrųjų už galo matėlė įsikabina ir tampu tą sargelį jo pakirstant praktiškai neįmanoma. Labai mažiai, įsivaizduokit, kaip degtuko dydžio. Na vėl tokie, vėl buvo kibimas, vėl nepakirto. Kažkas mažo turbūt. Pažiūrėsim, ar ilgai jis iškentė šitoje ketėje. Ketvirtą kartą. Jau keikėsi sportininkas, aišku, jiems kiekviena žuvis skaičiuojasi, kiekviena žuvis reiškia, ar jis papuls į savo šalies rinktinę ar ne. Tai normalus dalykas. Kol kas meknio daugiau nesimato aplinkui. Kai kas iš viso šeria iš viršaus, po nedidelį gabaliuką jaukina, matau sportininkai aplinkui. Ne, nebeiškentėjo. Bėgs kažkur toliau. Jie yra atsitvėrę čia gan didelį kvadratą, tai aš arčiau prieiti negaliu. Tik vat šitie sportininkai, kur ant galinės linijos varžosi, tai šitos galiu prieiti arčiau, bet nesinori lysti visai į akis. Kiek galiu, tai prieinu arčiau. Jeigu peršokt atgal į lietuvių rinktinę, kaip matot, vos nepadarė klaidos sportininkas, už tai galima gauti geltoną kortelę, jeigu žvėjoja be vėliavėlės. Jeigu peršokt atgal pas lietuvių rinktinę, tai jaučiasi visi gerai. Artūras tik tai dar vis niekaip neatsigauna po to peršalimo. Vis dar sloguoja, bet temperatūros nėra. Šiandien jau toks truputį geriau, bet nepilnom jėgom varžybauja, nors vakar parodė ir labai gerą rezultatą. Labai atsargiai daro pravedimus šitas sportininkas. Mačiau, jau šiandien yra atvykę ir mongolai. Sakė, iš oro uosto tiesiai ant ledo. Mačiau, jau jie ten irgi sportuoja, pro juos praeisim, galbūt pažiūrėsim truputį ir juos. Manau, dabar laikas nueit pažiūrėti, ką daro amerikiečiai. Jie ten, matau, irgi yra pasidarę kvadratą ir sportuoja. Praeisim mes pro tas meknes, pažiūrėsim.
Pažiūrėsim, kokias meknės pagavom. Iš tikrųjų nemažos, gražios. Yra čia didelių žuvų. Tai manau, kad per patį čempionatą irgi pamatysim gražių, didelių taip vadinamų bonusų. Kas juos sugebės išsiimti, tai turės labai didelį pranašumą. Pažiūrėkit, koks grožis. Tai aš jums parodysiu. Tokias meknės. Kai kurios iki 2 kg, manau, tikrai yra. Nu jo, tokia išsitraukus jau geras pojūtis. Ypač varžybų metu. Vitalik, sakai, nelabai gražu, bet pagal šios šalies įstatymus žuvį reikia ištraukus, kurią nori su savim pasiimti, nedelsiant, humaniškai, kaip sakoma, padaryti, kad jinai nesikankintų. Tai toks yra šios šalies įstatymas, o jeigu žuvį šokinėja ant ledo arba yra laikoma gyva, tai yra traktuojama kaip nehumaniškas elgesys su žuvim ir gali gauti nemažą baudą. Čia matot amerikiečių rinktinę. Pasidarė irgi kvadratą, matau. Jų tą kvadratą aš tikrai nelysiu. Bet kol kas stebi vienas kitas sportininkas. Dar jie tik matau jaukinasi. Kas iš viršaus leidžia, kas su šėrykla bando. Sveikas Jokūbai, linkėjimai tau nuo visos vyro ir nuo rinktinės. Jo, Vitalikai, reikės dar išsiaiškinti iš tikrųjų visiems, kaip reikės tą žuvį humaniškai padaryti nejudant čia, nes kiek girdėjau, bet čia dar tik tai tokie varžybų organizatorių atgarsėjai, kad jeigu žuvis svėrimo metu judės, tai bus neįskaityta. Aišku, bus kapitono susirinkimas ir tada bus aiškiau, kaip čia bus su tom taisyklėm, bet kad reikės žuvį padaryti nejudančią, tai tikrai. Nes tokie yra įstatymai. Kaip matėte Amerikoje, tai buvo catch and release, tai pagavai ir paleisk. Tai buvo viskas daroma su kibirais, pagauna sportininkas iki 20 žuvyčių, ateina teisėjas, paima, pasveria žuvytės, rezultatą užrašo ir žuvytės paleidžia atgal gyvas į vandens telkinį. Aš jau tą minėjau pirmą dieną, tai va tokiu principu yra bandoma patekti į olimpinės žiemos žaidynės, kadangi žuvis yra saugiai gyva paleidžiama atgal į vandens telkinį. Taip, sutinku, Vitalikai, kad sugalvota gerai, aišku, pajėgumo tokioms organizuoti varžyboms reikia daug ir tas nemažai kainuoja, bet žiūrint į tai, kad galima patekti į olimpinės žaidynės, manau, kad verta yra investuoti ir organizuoti tokio tipo čempionatus. Aišku, ne visose šalyse tai įmanoma, nes kiekviena šalis turi savo įstatymus, kas liečia žuvies gaudymą, tai ir pagal to šalies įstatymus adaptuoja FIBS organizuojamą čempionatą. Tai bus ir šį kartą, tai bus adaptuotas taisyklės pagal šį čempionatą ir vėliau po
galutinio kapitono susirinkimo bus nuspręsta. Kas kaip bus, tada ir jūs informuosim, kaip čia viską reikės daryti. O iki šiol tai neturim žalio supratimo, kaip greitai ir veiksmingai tą žuvį padaryti nejudant čia. Nes kaip ir patys suprantat, laikas varžybose yra labai svarbus. Matau, kažkas rašo, ar Mindė gyvas. Mindė gyvas ir sveikas. Pavalgėm šiandien visi išsivyrę kiaušinių. Buvom įdėję puodą. Matėt fotonuotrauką su kiaušiniais ir klausimų, kiekgi puodė yra kiaušinių. Pirmas, dabar kas atsakė, tiksliai neprisimenu, bet neužilgo buvo atspėta, kiek tam puodė yra kiaušinių, o ten lygiai 50. Tai 50 kiaušinių išsivirėm, bet galvojom įveiksim, bet iš tikrųjų neįveikėm visų, dar liko ir grįžę. Sudarosim, o šiaip maitinamės, gaminamės valgyti patys. Vakar kepėm kiaulienos kepsnius orkaitėj su bulvytėm, tai buvo visai šaunu, aišku, paskui kažkam reikia viską tvarkyti, tai yra reikalų, nepatogumų, bet ką padarysi, kažkam reikia padaryti ir tą darbą. Jeigu kas turit kokį klausimą, tai prašom, dabar galit paklausti, be problemų. Jeigu nežinosiu, vakare pasišnekėsiu su vyrais ir jums atsakysiu. Eugenijus Stančikas, sveikas Eugenijų, rašo, sveikas nėra prasmingų paieškų kolektyvui. Ačiū labai Eugenijau, manau, kad tikrai kolektyvas mūsų, ką reikia suras, išsiaiškins ir padarysime savo darbą tinkamai. Nelabai čia amerikiečiams, matau, sekasi. Kažką pagauna jie, bet čia labai jau silpnai. Jie dar ne visa sudėtim yra čia. Dar aš matau, kad čia pas juos trūksta kolektyvo, bet kažkada turi atvažiuoti. Norvegai, kiek žinau, visi atvažiuoja penktadienį. Kaip ir minėjau, jau atvyko mongolai, trūksta turbūt tik tai Kazakstano. Švedai šiandien irgi nesitreniruoja. Kaip patys suprantat, jie dabar bando kiek įmanoma daugiau viską nuslėpti. Aišku, savas vandens telkinys, jie žino apie tą telkinį viską. Jie turi pranašumą, bet tam ir yra atvykstama 2 savaitės prieš, kad išsiaiškinti perkas telkinį ir padaryti tinkamą rezultatą. Vitalikas klausė, ar yra jau žinoma, kur bus sekantis čempionatas. Vitalikai, jo yra planuojama, kad čempionatas kitas bus Kazakstane, bet kol, kaip sprendimas jau ir yra priimtas, bet oficialiai dar nėra paskelbta, kad tikrai Kazakstanas. Tai turėtų bus Kazakstanas. Šiandien žuvis iš tikrųjų, išskyrus ukrainiečių sektorių, tai kimba vangiau, jos mažiau. Ir jinai tikrai nėra koncentruota, nepagauna vieną po kitos. Ukrainiečiai tikrai geriausiai gaudo, kiek man teko matyti perėjus per visus šiandien. Matau, mūsų vyrai susigrūdė į vieną vietą, turbūt pasisvėrė žuvį, atliko pirmos dalies užduotį ir daro aptarimą. Matau klausimą, prisimenu, buvo apie gilį, taip. Gilis tai yra nuo 3 iki 6 metrų, varijuoja. Kaip ir minėjau, dabar gal jūs ir nematot, yra raudoni ir žali bujai tokie vandenį padaryti. Per šitą įlanką, ten tarp tų bujų iškastas dirbtinai yra kanalas laivams plaukti. Tai visi sektoriai eis per tą kanalą. Ten yra giliausia vieta, tai ten siekia gilis apie 6 metrus, galbūt plus skaičiuoti, o šonuose gali būti ir iki 3,5. Tai priklausomai nuo sektorių bus. Vieni sektoriai bus giliau, kiti sekliau.
bet kad daugiau kaip 6 metrai tai čia tikrai nėra. Nebus taip, kaip buvo Mongolijoje po 11-12. Gintautas, matau, klausė, ar ledas išsilaikys iki čempionato. Tikrai išsilaikys iki čempionato šitas ledas. Jisai yra apie 80 ir į viršų centimetrų. Tai gana storas, viršus yra gal pažliugęs toks, gal 3 centimetrai. Bet tikrai ledas dar yra storas. Kitą savaitę pranašauja, kad bus šaltuko naktim. Tai sutrauks tą paviršių, ledas bus, manau, kad labai geras ir tvirtas. Tai vienas dalykas, kurį pastebim, tai kad būna pakrantėse daug vandens. Daug vandens yra todėl, kad įteka įvairūs upeliai, kanalai į šitą įlanką, o plus jeigu vėjas yra nuo jūros, tai vandenį sustabdo ir pakyla vanduo automatiškai ir krantai apsisėmė vandeniu. Bet yra padarytas tiltelis iš euro padėklų, tai be problemų. Ledas tikrai bus. Vytautas klausė, kaip prieš varžybas vertinate telkinį ir kokius duomenys laikote svarbiausius: gylis, dugno struktūra, deguonies kiekis. Ir deguonies kiekis. Vytautai, jeigu trumpai, tai visi duomenys, ką tu išvardinai, ir ko dar tikrai nepaminėjai, yra labai svarbus. Kiekviena detalė yra labai svarbi. Tam ir yra tos užduotys sportininkams duodamos, kad visas tas detalės išsiaiškintų ir treneriai turėtų pilną bendrą vaizdą apie vandens telkinį, kad galėtų parinkti jaukus tinkamus, taktiką, kad žinotų, kur reikia startuoti, nuo kur, kaip judėti sektoriai, iš tikrųjų tai gyliai, dugno reljefas, žuvies elgsena, kaip ją jaukint, kaip ją išlaikyt, kaip jos neišbaidyt, kaip parinkti teisingą avižėlę. Viskas, čia yra didelė visų mažų detalių visuma, be kurios iš tikrųjų neįmanoma yra laimėti tokio lygio čempionatą. Tai kuo daugiau komanda padaro išvadų, teisingų išvadų. Nes aišku, išvadų gali padaryti, bet jeigu jos neteisingos, tai tu tik pakenksi savo. Tai reiškia, visos detalės, kaip tu ir paminėjai, Vytautai, yra labai svarbios. Kokį diametrų grąžtai? Ar yra kokios taisyklės? Ne, taisyklių nėra grąžtų diametrui. Gali naudoti kokius nori, tai mes sonarui turim grąžtą 200 mm, jeigu neklystu. O sportininkai turi tai ir nuo 11 ir į viršų. Bet dabar, kiek mačiau, tai gręžia 15 visi daugiausia. Bet šiaip apribojimų jokių nėra. Čia matot Mongolijos sportininkai, treneris jau prieisiu aš arčiau. Šiandien tik atvyko, jokio poilsio, jokios adaptacijos ir visi iš karto ant ledo jau sėdi. Rolandas Rudokas. Sveikas, Rolandai, ačiū tau už palinkėjimus. Tikrai visiems reikia tų palaikymo. Kartu tikrai padarysim tai, ką reikia. Ar nereikės kokių keistų masalų, kaip Amerikiai? Greičiausiai, Eugenijau, kad čia keistų masalų nereikės. Čia viskas yra labai paprasta. Žuvis alkanai pavasarį, medžiagų apykaita po žiemos greitėja.
tai maitinasi žuvis dabar sočiai ir agresyviai. Bet šiaip ne, jeigu apie tai, kad tokių kažkokių egzotinių mums nepažįstamų masalų ir jaukų čia tikrai nereikės. Sveikas Tadai, mačiau tavo klausimą vakarykštį, galiu dabar atsakyti jį, tai ten šerbetas greičiausiai būna. Mongolai sportininkai labai tokie santūrus, tokie drovūs, truputį įdomesni žmonės, tokie jie elgesi truputį kitaip, bet labai malonus, labai draugiški. Įdomu su jais irgi pabendrauti, kai kurie iš jų kalba angliškai, dalis iš jų moka rusų kalbą, turbūt kažkada baigė mokslus Rusijoje, tai iš tikrųjų susišnekėti su jais eina ir pabendrauti su jais tikrai įdomu. Labai trumpi judesiukai, bet tokie daugiau agresyvus ir nuo dugno į viršų kelia. Ne, dar Vitalijau, dar ne visos rinktinės yra, dar, kaip suprantu, nėra Kazakstano ir nėra Norvego. Norvegai, žinau, atvažiuoja penktadienį. Vytautas klausė, kiek svarbi yra pirmoji valanda galutiniam rezultatui. Kokias dažniausias klaidas daro mažiau patyrę dalyviai? Ačiū už atsakymus. Tai gerai, tuo aš pabandysiu atsakyti. Pirma valanda be abejo yra svarbu, bet mes visi sportininkai žinom, kad kas gaudo paskutinę valandą, kai jau žuvis yra truputį apdaužyta tam sektoriui, mes taip vadinam apdaužyta, išrinkta jau krepšeliuose, plus galbūt jinai kažkiek išsibaido nuo to grįžimo, nuo visų jaukų kvapų, tai kas sugeba intensyviai ir aktyviai gaudyti paskutinę valandą, tai tas dažniausiai parodo geriausius rezultatus sektoriai. Kokias dažniausiai klaidas daro mažiau patyrę dalyviai? Yra įvairiausių tų klaidų, tai didžiausia klaida, kuri yra neleistina ir neatleistina tiksliau, tai yra tai, jeigu turi eketę darbinę, kuri dirba ir kažkokiu būdu pamatei, kad sportininkas vienas ar kitas geriau gaudo, nusiimi savo vėliavą, pažymėtą eketę palieki ir kažkur nueini kitur pasidaryti savo perspektyvą ir kažkas užima tavo eketę ir gan dažnai yra daromos tokios klaidos ir laimi šitas sportininkas iš tavo ekečių, tada, kaip sakoma, liaudiškai gali pirštus nusigriaužti. O šiaip tų klaidų yra įvairių, gali gauti yra Lietuvos čempionato istorijoje, buvę ir tokių dalykų, kad gauna sportininkas raudonas kortelės, tada yra labai blogai, nes gauni paskutinę vietą sektoriui plus vieną baudos tašką, tai nutempi visą komandą į apačią. Tai kokios čia dar klaidos gali būti, neteisingai parinkti valai avižėlės, labai daug yra tų klaidų, bet viena tokia skaudžiausių yra, kad prarandi savo eketės, iš kurių kiti sugaudo ir padaro gerą rezultatą. Tai čia, aš manau, yra ta tokia didžiausia klaida. Nerijus Rakštys klausė, kokios žuvis bus įskaitinės ir kokios ne. Tai įskaitinės bus visas žuvis, čia apribojimų tikrai nėra. Čia apribojimų nėra, tai kaip ir minėjau, įskaitinės visos, dydžių irgi nėra. Kiek dabar man yra žinoma, nebent kažkaip kitaip bus pasakyta per kapitonų susirinkimą. Jeigu pasakys kitaip, tai informuosim ir jūs būtinai. Viską žinosit, ką mes išsiaiškinsim per tos kapitonų susirinkimus, nes ten iš tikrųjų dažnai iškyla įvairių dilemų, įvairių ginčių. Nesutinka vienos ar kitos šalies komandos vadovai su vienom ar kitom taisyklėm arba kokie nori arba turi būti pakeitimai padaryti pagal adaptuoti tai šaliai. Tai va, po tų susirinkimų yra padaromos
visos išvados ir būtinai jūs informuosim, kaip ten kas bus. Nes čia ir mums yra dar iš tikrųjų klausimų visokių, kuriuos turėsime įsiaiškinti. Gintautas Žilinskas klausė, o gaudo tik avižėlę. Taip, Gintautai, šitam čempionate leidžiama yra avižėlė, nei kokie balansyrai, nei kokie ten vybai ar guminukai nėra leidžiami, tik avižėlė. Ar yra apribojimai masalai? Kiek žinau, šitam čempionate apribojimų nėra, tik tai apribojimai, jeigu turima omeny yra kiekiai, tai taip, kiekiuose yra apribojimai, tiek žieminiai, tiek ir kitose čempionatuose. Tai taip, atsakymas būtų taip, yra apribojimai, bet tik tai kiekiuose. Dar vienas Mongolijos sportininkas. Trumpai pažiūrėkim jį ir eisim tada iki mūsų vyro. Matau, jie dar nestartavo. Dar aptarinėja. Bet nueisim pažiūrėti ir juos. O, kažką pagavo. Pažiūrėkim, kas čia bus. Ešeriukas greičiausiai. Jo, nedidelis ešeriukas. Šitam vandens telkiny yra iš tikrųjų ir sykų didelių, ir ešerių didelių, ir kuojų didelių. Ir meknės patys matėt, kokio dydžio 2 kg ir į viršų. Nu, tai čia, jeigu kalbant apie 2 dienų lietuvių treniruotės, tai jau daug žuvų šitam vandens telkiny plaukėja su auskarais. Tai su auskarais yra tada, kai nurauna avižėlę. Iš tikrųjų jau labai daug avižėlių nurovė Lietuvos sportininkai, bet to avižėlio, aišku, mes turim pakankamai ir čia problemos nesudarys. Bet gali būti ir tokių rinktinių, kurioms toks dalykas galėtų kelti ir problemų. Nes čia avižėlių dažniausiai galima įsigyti reikalingų tik tai po čempionatą, nes patys suprantat. Kiekviena šalis turi norą laimėti ir nieks neturi noro parduoti konkurentui gero produkto, su kuriuo jis galėtų paskui laimėti čempionatą. Kaip sakoma, tavo pačio ginklų nugalėti tave patį. Tai einam iki lietuvių, pažiūrėsim. Čia matau, prieki 2 lenkai vaikšto, darosi sektorių, startos lenkai čia dabar. Matau, dar prirašyt, galbūt yra klausimų, tai perbėgsiu greitai. Renatas klausė, kaip chebros nuotaikos, kaip skirbo sveikata. Artūras tikrai geriau jaučiasi, bet nėra dar 100% pilno pajėgumo. Vakar irgi sakė, kad padariau neblogą rezultatą, bet galėjau geriau, bet, patys suprantat, kai turi peršalimą, tai, ne ta sveikata, ne ta motyvacija, galbūt kažkiek daugiau galvoja apie tą savo fizinę būklę negu apie tą žūklę ir automatiškai ir tas rezultatas pačio sportininko manimu yra dar ne tas, bet ir šiaip labai gerai vakar Artūras pasirodė, geras jo rezultatas, kaip ir visada. Dažniausiai jo rezultatai visada būna geri. Kiek kilogramų sugaudėm per treniruotės, tai Tomai, nepyk. Bet į šitą klausimą dabar tikrai negalim atsakyti, bet kaip ir po visų čempionatų pasidalinsim viskom, ką buvom čia atradę, ką sugebėjom išsiaiškinti ir kas jums tikrai yra įdomu, o mes negalim dabar pasidalinti. Tai tikrai nepyk, bet šiai dienai šitos informacijos, nors ir žinau, atskleisti negaliu.
Vytautas klausė, pridėčiau prie klausimų, kaip koreguojate masalo pateikimo techniką esant pasyviai žuviai. Čia irgi yra daug labai variantų, bet pirmas vaistas, jeigu žuvis yra neaktyvi, o pasyvi ir jauti, kad jinai prisiliečia prie masalo, bet jo nepaima, tai pats pirmas vaistas tai yra susimažinti avižėlę ir pasiploninti valą. Galbūt masalo kiekį irgi ant avižėlės, tai čia būtų pirmas toks vaistas, kuris dažniausiai pagelbėja, nes jeigu tu gaudai 20 gramų sveriantį ešeriuką su 3 mm avižėlė, tai nelabai yra jam tinkama avižėlė, jeigu užsidedi 2, 2, 3 arba 1, 8 su plonesniu valu, kiekvienu leidimu tas ešeriukas ir kabo. Tai toks būtų tas pirmas vaistas pasyviai žuviai. Matau, kažkas rašo Go Mongolija. Mongolai mus stebi. Kiek laiko gaudys? Gaudoma yra 3 valandas. Vieno turo laikas yra toks, 3 valandas. Treniruotės galima daryti įvairiai. Galima daryti 3 valandas, o čia Lenkus matot. Dzień dobry! Tai 3 valandas yra gaudoma, o kaip ir minėjau, treniruotės kaip rinktinė susigalvoja. Vieni sugalvoja daryti po valandą, kiti daro 3 valandas, kiti 1,5. Čia yra jau trenerių sumanimai. Dzień dobry. Pozdrawiamy Polaków. Nie ma karpa. Nie ma karpi, są karasie, sieje, Язь. jazie, Язь. klenie, Ukraińcy 16. 16 jazi. Może zjedzą wszyscy. Duże, Duży. ale jak się nałowią teraz, to już w zawodach nie będą. Pozdrawiamy. Dar matau klausimą vieną. Mano žmona paklausus pasakė, komentatorius žemaitis ar kaip. Jo, iš tikrųjų aš esu žemaitis, grynakraujis, nuo Skuodo. Nežinau, ar jaučiasi tas mano akcentas, bet taip. Kas klausė, yra žemaitis? Tikrai taip. Ir tom didžiuojas. Jo, kažkas, Tomas, jau supratau, nes priešininkai stebi. Taip, stebi ir lietuvius. Buvo ukrainietis nuo pat ryto prisistatęs. Ir kol aš nuo rinktinės nepasitraukiau, jis ten ir buvo. Bet dabar aš jo nematau, turbūt jis arba nuėjo prie kitos komandos, arba kažkur nuo šaly ir laukia, kol vyrai sueis atgal į kvadratą. Ir vėl prieis prie mūsų. Kiek meškerėlių sportininkas gali turėti prie savęs čempionato metu? Gintautai, nėra ribojimas meškerėlių skaičius. Kiek pas tave jų telpa, tiek jų ir gali turėti, bet gaudyt gali tik vieną. Viena avižėlė vienu metu gali būti vandenį. O meškerėlių skaičius nėra ribojimas. Vitalijau, sveikas. Jo, čia aš. O tu dabar gal Švedijai? Vytautai, būtinai perduosiu Modestui linkėjimus. Viena yra vieta, tai yra, kiek žinau, Modesto mintis tokia išreikšta, kuri yra absoliučiai teisinga ir geniali. Tai būtinai perduosiu jam tavo linkėjimus. Kažkas komentuoja, kad ir 100 meškerėlių, bet gaudo tik vieną, visiškai teisingai. Kokius stipriausius laikot konkurentus? Beta Gireta klausia. Tai jeigu nuoširdžiai pasakyti, šitam čempionate ir tokio lygio čempionatuose nėra silpnų komandų. Čia visi viską supranta, visi viską moka. Esmė yra ta, kad tik tai klausimas yra, kaip visi konkrečiam čempionatui
išsiaiškina visas detalės ir kaip sugeba adaptuotis prie vieno ar kito telkinio. O jeigu jau taip mano asmeninė nuomonė, tai aš manyčiau, kad stipriausi ir grėsmingiausi priešininkai yra ukrainiečiai, bet negalima nuvertinti ir Latvių, ir Lenkų, ir Norvegų, kurie tikrai rodo gerus rezultatus. Tai daug yra, visos rinktinės iš tikrųjų turi šansą patekti į stipriausių trejetuką. Ir čia, tai, bet šiaip jeigu asmeninė nuomonė, tai aš manyčiau, kad mūsų stipriausias priešininkas yra ukrainiečiai. Aleksej, labas. Visiems iš tikrųjų labas, linkėjimai nuo rinktinės vyrų. Visi iš tikrųjų vakare dažnai pakomentuoja, paskaito jūsų komentarus. Visi džiaugiasi, kad palinkėt jiems gerų laimikių, nei iš vyno, nei uodegos. Tikrai ačiū jums visiems labai nuo rinktinės vyrų. Kokio gamintojo valus naudojat? Nėra pas mus vieno gamintojo. Gintautai, iš tikrųjų nėra centralizuotas nei valų, nei avižėlių, nei meškerėlių pirkimas rinktiniai. Kiekvienas sportininkas turi savo mėgstamiausias tiek valus, tiek avižėlės, tiek meškerėlės. Ir kiekvienas gali pasirinkti kokios jam yra priimtiniausias avižėlės, valai ir meškerėlės. Tai, kaip pasikartosiu, nėra centralizuoto tiekimo. O čia mato tokią gamyklą, kuri baisiai garsiai dirba. Iš tikrųjų, kai įsijungia tie agregatai jų, tai net liaudas virpa, bet po kiek laiko, aišku, apsipranti ir nebegirdi, bet šiaip toks ne kažką bildesys. Treneris, matot, vadovas ir treneris Rolfas Bitinas, tuoj prieisim prie jo. Vitalijau, matau, parašė, aš gyvenu Švedijoje, tik pačiose pietuose sugalvosi lašišų gaudyti, tai welcome. Ačiū tau, Vitalijau, labai už pakvietimą, galbūt kažkada atsirasim ir iš šiaurės į pietus. Bet Gireta, ačiū jums, žinau, kad lietuviai yra geriausi, mūsų rinktinė yra stipriausia ir pajėgiausia visam pasaulyje ir nebereikalo mes ten užimam pirmą vietą pasauliniai reitingų lenteliai. Kokios orų prognozės? Šią savaitę visą laiką pliusas, diena iki +8, naktį būna +2-3, o kitą savaitę, mačiau, jau yra iki 5 laipsnių šaltuko naktį. Tai sutrauks visą tą pliurzą, kuri yra ant ledo ir bus viskas gerai. Rydas Urmanaičius. Sveikas, Rydai. Aja yra, matau eterį. Aja, tau didžiausi linkėjimai nuo tavo tėčio. Vakar mes su juo pakalbėjom, kad tu perdavėjai visiems linkėjimus. Ačiū tau labai. Gerų tau pažymių mokyklai. Ir visada laukiam tavo komentarų. Eugenijus rašo, kad dėl meknių bus netikėtumų. Taip, bus tikrai netikėtumų, sutinku 100%, iššaus bonusai ir kardinaliai pasikeist gali rezultatai. Tai tikimės, kad visos meknės sukips lietuviams ir pas mus nekokių siurprizų nebus. Kokia bus kitų metų rinktinės sudėtis? Tai Mindaugai, labai gaila, aš ją žinau, bet kol treneriai nepaskelbė, kol asociacijos vadovas nepaskelbė tiksliau, tai aš nenorėčiau minėti šitų pavardžių čia. Čia yra, kaip sakoma, kaip galima paminėti, aukščiau už mano atsakomybės ribų. Rydai, ačiū labai už linkėjimus. Fizinis pasiruošimas lyginant su technika. Kiek svarbus jūsų nuomonė fizinis pasiruošimas lyginant su technika? Fizinis pasiruošimas yra irgi labai svarbus, nes jeigu metras ledas, tai įsivaizduokit 4 sekėtės išgrėžį ir nei rankyčių, nei kojyčių. Tai būtinai reikia būti gerai pasiruošus fiziškai, o kas liečia techniką, tai
dažniausiai į rinktinę nepapuola tie žmonės, kurie neturi geros technikos. Nes kaip suprantat, lietuvių ta sportinės poledinės žūklės mokykla yra labai stipri. Jie gerai išmano šitą sportą, adaptuojasi, treniruojasi ir tikrai yra nebereikalų geriausi pasaulyje. Tai tiek tas, tiek fizinis, tiek technika yra labai svarbi sudedamoji dalis šitam sporte. Tuoj prieisim, pakalbinsim Modestą. Matau, valgo bananą. Apeisiu truputį į šoną. Rolfai! Rolf! Paklausykim, ką pasakys treneris. Dabar kol kas vyrų nerodysiu, nes jie truputį ruošia jaukus, kad nenufotkintų tam, kam nereikia. Visiems kuo didžiausi linkėjimai čia. Milijonai. Modestui, Arūnui, Gedui, Deividui, Mindaugai. Abudu Mindaugai, aukščiau galvas. Jums irgi linkėjimai. Artūrui, treneriams, vadovui, visiems ko šilčiausi linkėjimai. Ko nepaminėjau, Koskos. Ir tau irgi linkėjimai. Koskui tai linkėjimai nuo kormoranų. Nu? Nėra ką klaust, man liežuvis jau nesiverkia. Aš maždaug viską papasakojau, tu papasakok. 2 dienų treniruočių, ką mes čia turim, ko neturim. Esu taip pavargęs, kad aš nieko neveikiu sąžininkai. Ne, iš vis pavargau. Labai sunku. Antra diena jau rimtesnių treniruočių, pirmą sesiją šiandien jau prasivedėm, dabar bus pertraukėlė nedidelė ir vėl 3 valandas ant ledo. Tai truputį pereisim į kitą vietą ir bandysim kiekvieną dieną po 2 treniruotės, nes paskui uždarys sektorius ir nebegalėsim pažvejoti sektorius. Esmė tokia, kad dabar nuo pačio galo pradėsim eiti čia antros dienos pats galas, sektorius panašiai. Ir nuo tos šiandien einam dar į antros dienos ir tada einam link kranto į pirmos dienos. Kiekvieną dieną vis po truputį eisim arčiau kranto. Susidėliojom planą. Mes dar turim penktadienis, šeštadienis, sekmadienis. Jo, mes dar turim 3 dienas treniruočių. Šiaip oras tikrai neblogas, šiandien gal vėjas yra šiek tiek pakilęs. Su žuvim tikrai nepasakosiu smulkmenų, kaip gaudom, ką darom, kaip kimba. Nes yra daug užsienio komandų lietuvių, kurie turiu pamokų, kurie klauso, stebi, seka, klausos. Stebimus ir tą patį Facebooką kontroliuoja, žiūri. Tai aišku, čia siunčia viens pas kitus komandos šiokius tokius žvalgus pasižiūrėti, ką daro, kaip daro. Bet tai vėlgi, kai tu nematai svorių, nežinai svorių, ką pagavo, ten gali žiūrėti, nežiūrėjęs, labai daug aiškumų nėra. Žuvies gal pasiskirstimą labiau matom. Pakol kas dar darom tokius namų darbus, kur norim gauti atsakymus, kodėl kimba, kodėl nekimba. Nepriartėjom dar nei prie jokio varianto. Dar truputį turim labai daug klausimų, ką daryti, kaip daryti. Nesivelsiu. Su gyvais lygiai taip pat begalė variantų, kuriuos bandom ir dėliojam. Šiaip smagu, gyvenam dabar visi jau vienam kambarį, vienam ne kambarį, gal vienam name, tai pavadinkim. Tai tikrai jau išsibarstėm, jau apsitrynim, kas knarkia, kas neknarkia. Atsirinku, kas su kuo miegot, kas kam trukdo, kas kam netrukdo. Viskas yra neblogai, tikrai. Dabar reikėtų susipažinti su ta žuvim, daugiau pažinti jos elgseną, daugiau pažinti, kur jinai kokia randasi, papuola ir įspūdingų žuvų. Šiandien Artūras pirmą sesiją neištraukė 4 didelių žuvų.
buvo įkirtęs 4 meknes, ar ten gal keli sykai, bet tikrai didelės žuvis. Netgi mūsų šioperiukas ir tas leido 2 meknes ar sykus, nežino pats ką tenai. Tai tikrai žuvų yra įspūdingų, prašoka, bet pasak vietinių jos turėtų būti dar daugiau. Kilojasi truputį vanduo šitoj užtvankoj nuo vėjo, nes šiandien ryte atėjom ant ledo, jau krantas nutrauktas vanduo, reiškia vandenį išstūmė, priklauso nuo jūros lygio, kaip kilojasi vanduo. Yra klausimas. Nu, klausimas. Klausimas treneriai. Kokie pagrindiniai elementai nuo technikos ir taktikos iki fizinio bei psichologinio pasiruošimo sudaro sėkmingą poledinės žūklės sportininko visumą? Tai jau visus ir įgarsino, viskas labai svarbu, pradedant nuo technikos, nuo taktikos Gal įdomu būtų jiems sužinoti, papasakok apie psichologiją. Tai čia yra tokia nežinomiausia pusė. Kaip būna, kaip sportininkai elgėsi prieš startą. Ir tu tikrai, žinau, turi savo praktikai, ne asmeninių, bet patirčių yra. Žiūrėkit, gal galėsiu įkelti šito čempionato gale visas lenteles, kur rašom, ne tik svorius, bet ten yra ir psichologinis jų pasiruošimas, kiekvieno sportininko, kaip jisai atrodo iš psichologinės pusės, kaip jisai visos dienos eigoje, lygiai taip pat yra vertinimas. Ir lygiai taip pat vertinam viso sportininko elgseną, kaip jis elgiasi, ką jisai daro, tas irgi yra labai svarbu. Aišku, fizinis pasiruošimas taipogi svarbu, tai gal kai kam keistai nuskambės, bet pas mus yra sausas įstatymas, alkoholio nulis, jokio. Tai gal kam, nes alkoholis labai išvargina organizmą. Mes iš vakaro ten hi-hi-ha-ha su tuo alkoholiu, ryte reikia keltis, visi tingi ir taip toliau. Dabar iš principo 5 valandą kažkas jau pradeda vaikščioti, kažkas jau pradeda judėti. Tai šitoj vietoj tikrai nuostabi atmosfera. Kas liečia taktinius sprendimus, tai vienokie ar kitokie priimti taktiniai sprendimai dėl jau aukų, dėl pačios taktikos gaudimo ir visą kitą, tai yra jų begalės variantų ir priimti teisingą sprendimą, tai čia tas pats, kas laimėti auksų bilietą. Čia jau įrodyta ne kartą. Taip, kad blaiviai priimti, įvertinti, kas bus, kaip bus, tą taktiką ir sprendimus, tai jau yra didelės sėkmės dalykas tą dalyką padaryti. Nesėkmės, tai yra galbūt įdirbio dalykas, bet tame esmė, kad tą pasiekti šitam sporte yra labai labai sudėtinga teisingus sprendimus priimti. Aišku, dirbam, stengiamės, kai bus, tai bus, tai matysim. Все, neričiukai. Jo, ačiū. Ačiū labai vadovai, einam dabar pas komandą. Tai palauk, linkėjimai Lietuvai, žmonai, šeimai, visiems mano draugam, bičiuliam, kariškiam, varau dirbti. Nebeleidžia vadovas prieiti, bet aš vis tiek dar prieisiu, nes aš toks irgi esu pusiau nepaklusnus. Ką nerk? Labai pavargęs, kaip rytelė, iš širdies, tai pasakysiu tokį vieną palinkėjimą, gražų ir nuoširdų. Lauksime jūsų mūsų koncertus. Modė, kaip visada šmaikštus, dar vienas mūsų šmaikštuolis, dėjus, kol eina, galime biškį jam paduoti šitą. Sveiki visi! Labai pučia vėjas, todėl šiandien nedainuosiu. Šiaip reikit kada padainuosiu. Eilėraštį kokį, ar ką nors. Bet dabar einam į antrą treniruotę, po labai sunkios pirmos. Dabar einam galbūt truputį lengvesnė. Neturėjom žuvies, dabar einam po žuvį. Kai žuvis pas mus neteina, mes einam po žuvį. Nes bus tokių niuansų, bus žuvingų zonų, bus nežuvingų zonų. Žodžiu, darbai vyksta pilnu tempu. Gal turit kokių klausimų, jūs prirašykit Nerijoj klausimų. Bus jums tas laivas linksmesnis. Gal yra koks Nerijoj? Tik palinkėjimai kol kas. Linkėjimai atgal. Linkėjimai Kebra jum atgal.
Ačiū Deiviui, einam dar ką nors. Pagriebsim. Ką čia dar pagriebėm? O, Gediminas Sironka. Jis mažiausiai kalba, jį prigriebsim. nenustos vaikus. Sveiki visi, linkėjimai palaikantiem, jaučiam, džiaugiamės tikrai. O ką mes iš tikrųjų dirbam ir sunkiai dirbam. Tikrai ta pradžia tokia sunkiai, daug klaustukų, po tų klaustukų dar didesni klaustukai, o paskui iš viso nežinomybė. Bet manau, išspręsim tą klausimą ir jeigu matysim, ką blogai dirbsim, tada daugiau. Tai va, gerai. Ačiū visiems šeimai, linkėjimai. Iki. Kas dar gali papult pas mus? Artūras irgi visada mažai kalba. Tai duosim jam truputį. Artūrai, aja mato! Aja, eik į mokyklą. Sakyk. Aja, eik į mokyklą. Baig ten įsidirbinėt. Sėkmės galima linkėt, neklausyk, neskaityk, ką ten rašo dėdė. Viskas gerai. Viskas nereikia. Gerai. Nenustos niekam. Žodžiu, vakar buvo Mariuko, atsiprašau, Nerka prieš mane stovi Mariuko gimtadienis, jisai rinktinės dalis šį kartą jis negalėjo atvažiuoti ir iš tikrųjų trūksta Mariuk tavęs žiauriai. Tu toks kaip visada blogai, kad tavęs nėra, gerai gal vien tik dėl to, kad kada tu būdavai, tai neleisdavai niekam kitam pakalbėti, visą laiką vienas kalbėdavai. Tai va pliusas dėl to, šiaip bičiuli, būk drūtas su praėjusiu gimtadieniu. Tuo jau pažiūrėsim, kaip startuoja mūsų rinktinė. Tuo jau pasidarys kvadratą, o kol jie pasidarys, eikim iki Latvijų. Daug prieki ten Latvijos rinktinė. Pažiūrėsiu, gal kažką parašėt. Tai patys matėt, vyrai nusiteikę yra pozityviai visi gerom nuotaikom, pailsėję, pavalgę sočiai. Rezultatai irgi tenkina, nes jeigu rezultatas sportininkų netenkina, tai pas jį nuotaika būna šiaip savo. Einam, pažiūrėsim Latvijos. Parodysiu aš kokią dieną prisijungęs, kaip mes gyvenam. Mūsų buitinės sąlygas tikrai nėra pačios blogiausios. Gyvenam kambariuose 2 ant 2, po 2 ir 3. Tai yra tokių, kaip čia pasakius, jeigu taip švelniai ir šmaikščiai pavadinus generatorių, kurie naktim neleidžia pamiegot, kol dar pavargęs būni, tai iki 2-3 pamiegė, o vėliau akis kaip pasapoka ir užmigti jau neįmanoma. Tai tuo atveju mes darom taip, einam į virtuvę, pasiimam kavos, sėdim ir jeigu dar yra antras toks pats, diskutuojame apie ką nors. Bet šiaip negalim skustis, yra visai neblogai gyvent mums ten. Parodysiu aš mūsų tas buitinės sąlygas, kaip mes gaminam valgyt, kaip mes gyvenam. Turim kur nusipraust, turim ką pavalgyti, turim šaldytuvą, kur laikyti svarbiausia gyvus. Tai to mums ir užtenka, nesame mes lietuviai tokie išpuikę. Taip, kad viskas pas mus yra gerai. Na, matot, Latvijai čia smagiai mojuoja rankom. Broliai latviukai. Truputį juos pažiūrėsim. Yra čia ir gerai pažįstamų veidų, šaunių bičiulių. Darius klausė, kokias avižus naudojat, jeigu gylis daugiau negu 6 metrai. Tai čia priklausomai dariau. Aišku, jau 1,8 su 0,6 valu daugiau nei 6 metrai jau būtų ekstremalu, bet šiaip, manau, tai daug priklauso nuo žuvies dydžio ir
nuo žuvies noro, kokio dydžio jie tą masalą nori ir kokią avižėlę jinai mėgsta tą dieną ir atitinkamam giliui. Bet šiaip manau, kad pradedant nuo 2,65 galima jau leisti 6 ir daugiau metrų, tai toliau eina 3, 3,5, 4, aišku, jeigu žuvis didelė ir ima agresyviai, galima ir 5 ir 6 avižėlės dėti ir problema nebus. Bet aš manau, kad 3 mm komfortiškai būtų gaudyti nuo 6 iki 7-8 metrų. Donatas, sveikas Donatai. Donatas rašo, truputį pažemaičiuosi dabar. Aš toks esu generatorius. Tai reiškia, kad Donatas irgi knarkia. Kiek žmonių sudaro visą jūsų delegaciją? Tai šiuo momentu esame mes 11 čia ir dar 2 žmonės, Tadas ir Evaldas, prisijungs 22 berods ir 24 dieną. Vėl traukia Latvijos. Tai būsim viso 13. Parink daugiau video apie priešininkus, tai vakarė galėsit pastudijuoti kas kaip. Jo, šitą mes žinom ir mokam, bet svarbiausias dalykas, kas yra, tai išsiaiškinti savo problemas, o paskui žiūrėti, kom gali prisidėti kiti. Gydygas rašo, jo, gito narkaliai problema, jo, turiu aš šitą problemą. Pradedu aš nemiegoto klausytis, kaip generatoriai dirba ir telefonus gali pakrauti kai kurie iš jų. Eikim toliau aplink sektorių, pažiūrėsim, kaip jiem čia sekas. Ten matau vienas prie pat kampo. Jeigu jums kažkas įdomu yra apie kitas komandas, tai būtinai rašykit, o mes pabandysim jau atsakyti. Viskas aišku, kad Lietuvos rinktinė yra tas objektas, kuris yra įdomiausias jums, bet galbūt ir kitos komandos domint. Matau pilną kibirą jau. Šitas sportininkas yra žuvies prilupęs, beveik pilna. Nežinau, ar jums matosi per objektyvą ar ne. O, beveik pilnas kibiras. Pabandysiu iš viršaus parodyti, gal matys. Truputį arčiau prieisiu. Pažiūrėkit. Nepadėt, bet jau taip yra. Pats čempionatas startuoja šeštadienį, sekmadienį, tai bus 28-29 diena kovo. Tai būtinai prisijunkit ir palaikykit komandą, mūsų rinktinę. Ten tikrai bus įdomu, daug intrigos, daug bėgiojimo, daug intensyvaus gaudimo, bus super. Suspaudė žuvytę, kad nešokinėtų ir į kibirą. Eikim, kur yra susigrūdę. Labai vėjas, net stabilizatorių nusuka. O čia tiesiai prieš mūsų vienas sportininkas, tai galim truputį arčiau prieiti ir jo. Pažiūrėsim, kaip jam sekas. Matot, ilgas pavadėlis, gan agresyvus judinimas. Ir pirmą kartą iš viršaus į apačią leido. O dabar kelia. Dabar lėčiau, padarė pauzę, palaukė. Ilgas, labai ilgas sargelis, apie 10 cm greičiausiai. Žuvį pagautą Aleksej utilizuoja. Yra specialios vietos, kur tą žuvį galima sudėti, o po to jie kažkaip tai utilizuoja. Čia visų čempionatų metu yra
taip daroma. Suspaudė ir į krepšelį. Latvija jau pradėjo mokintis šitą žuvį daryti, kad ji nejudėtų. Varžybų transliacija bus 11 val. Taip, 10 val. Švedijos laiku, 11 val. Bus Lietuvos laikas. Tai nepražiopsokit, 28 ir 29 dienom nuo 11 val. Startuoja čempionatas, kuriame pamatysime, aišku, ir Lietuvos rinktinę. Tikrai reikės jūsų visų palaikymo. Jeigu matot, visi mojuoja rankom. Yra čia pas juos balto žuvies, visi gaudo tokias nedidelės kojytės. Jau kiek žinau, Latvijos rinktinė, visi jie mokosi žuvytę, kaip sakoma, daryti nejudančią. Tai ką, draugai, bičiuliai, ponai ir ponios, turbūt jau ir reikės užbaigti mūsų live transliaciją. Parodžiau jums šiandien amerikiečius, pažiūrėjom, kaip, meknės traukia. Kaip meknės traukia ukrainiečiai, pažiūrėjom truputį lietuvius, jo nuotaikas pamatėt, pakalbėjom su treneriu, parodžiau Latvijos jums, truputį Mongolijos sportininkus, truputį amerikiečius, kurie šiandien nelabai ką pagauna. Tai rytoj, nauja diena, rytoj turbūt treneris papasakos galbūt, kas yra jau, kokie rezultatai po 3 dienų treniruočių. Jeigu jums kažkokie klausimai rūpi tiek buities, tiek varžybiniai, tiek įrankių, tiek masalų ar jaukų, kiek mūsų kamera vėjas, tai kiek galėsim, tiek pasidalinsim, o kol kas turbūt tiek. Tiesa, vos nepamiršau. Pagrindinis dalykas, kurį norėjau pasakyti nuo pat pradžios, bet taip ir užstrigo, užkrito ir nesugebėjau. Tai visos Lietuvos delegacijos vardu norėčiau padėkoti tiems tiek įmonėms, tiek federacijai, tiek asmeniškai kiekvienam, kas prisidėjo prie to, kad mes galėtumėm atvykti į šitą čempionatą. Tai būtų pagrindiniai mūsų rėmėjai ir aišku visi žmonės, kurie prisidėjo. Tai jeigu pradėt, tai būtų Lietuvos sportinės žūklės federacija ir jos vadovas Tomas Būdas. Be jų tikrai mes čia nebūtumėm pasirodę. Tai dėkui jiems labai. Kompanijai Viking didžiulis dėkui. Toliau kompanijai Movie Wheels. Ačiū labai. Alytaus miesto savivaldybei. Ačiū, vakar suklydau ir pasakiau Alytaus rajono savivaldybei. Bet iš tikrųjų tai buvo Alytaus miesto savivaldybė. Atsiprašau jūsų. Bet dabar šiandien patys matot, pasitaisiau. Toliau būtų Trakų sporto centrui. Kuo didžiausias ačiū. Ir visiems, kas prisidėjo prie mūsų išvykos į šį čempionatą. Tai būtų tiek iš šios dienos. Jeigu domina kažkas, rašykit. Rytoj būtinai atsakysim. Iki. Ir mes kaunamės dėl jūsų.